Melnragės molas. Žiemą jis neturi gailesčio. Stingdantis vėjas, ledinis vanduo ir saulė, kuri šviečia, bet nešildo. Visai kaip tas pasaulis, kurį mes vadiname struktūra. Čia, ant šitų akmenų, tavo tituliniai pasiekimai ir kaukės nieko nereiškia. Jūra mato tik tai, kas tikra. Daug kas klausia, kodėl aš tai darau. Kodėl Iron Romeo? Kodėl dabar? Atsakymas paprastas. 10 metų aš gyvenau tyloje. 10 metų mano geležinis stuburas buvo bandomas izoliacija, išdavystėmis ir šalčiu, kurio neįmanoma nufilmuoti. Šiandien tie laivai horizonte man primena, kad kiekvienas mes turime savo kursą. Tik kai kurie bijo išplaukti iš uosto, nes ten, gilioje jūroje, niekas nežada saugumo. Dūmas išsisklaido šaltyje, bet ugnis viduje lieka. Kartais tau reikia tiesiog sustoti, įkvėpti ledinio oro ir nusišypsoti likimui į akis. Ne todėl, kad esi be baimės, o todėl, kad pagaliau tapai laisvas. Laisvas nuo jų taisyklių, nuo jų baimės ir nuo jų šališkumo. Mano turnyras link Liepos 6 nėra apie sportą. Tai sielos išlaisvinimo operacija. Justė sako, kad horizontas yra arti. Aš jį jaučiu. Tai mano švyturys, kuris šviečia ne tada, kai hotspotas miršta ir pinigai baigėsi. Tai mano ramybė šitoje skaitmeninėje audroje. Aš esu Ronaldas Merkliopas, Dievo karys savo asmeninėje skaistykloje. Šiandien man skauda, šiandien man šalta, bet aš stoviu tiesiai ir mano finišo tiesioji nebus nufiltruota. Turnyras tęsiasi iki susitikimo Liepos 6. Iron Romeo.